Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono laidos vedėjas Benas Ulevičius. Šiandien kalbėsime apie įdomią mokslo studiją. Tai nauja mokslo studija, kurią parengė net 3 Vytauto Didžiojo universiteto docentės - Živilė Advilonienė, Agnė Budriūnaitė ir Vida Daugirdienė. Šios mokslo studijos pavadinimas - neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje. Taigi daug mįslingų žodžių pavadinime ir manau geriausiai mums padės suprasti, apie ką ši mokslo studija kalba pačios autorės. 2 autorės yra šiuo metu studijoje, tai docentė Agnė Budriūnaitė ir docentė Živilė Advilonienė. Labą dieną. Taigi gera jūs čia matyti ir pirmiausiai noriu iškart paklausti apie... Taigi labai gera jūs matyti ir mano pirmas klausimas jums, mielos kolegės, apie ką ši studija, nes iš pavadinimo manau, kad ne vienas klausytojas taip ir gerai dar nesuprato, apie ką mes čia kalbėsime. Na tai gal aš pradėsiu, iš tiesų. Tas pavadinimas toksai griozdiškas liko todėl, kad šita mokslo studija yra išleista kaip mokslinio tyrimų projekto dalis. Tas projektas ir buvo skirtas mūsų jau atliktiems tyrimams apibendrinti. Ir, tiesiog dėl to, kad nebūtų didelio skirtumo nuo paties projekto pavadinimo, mes ir palikome tą patį pavadinimą ir mokslo studijai. O kas yra ta neordinarinė religinė patirtis, tai geriausiai, ko gero, galėtų padėti skaitimas visos tos knygos. Bet jeigu labai trumpai pasakius, tai... ieškojom tokio žodžio, kuris bendrai apimtų visas neįprastas, nekasdienės religinės patirtis, nes būtent joms ir buvo skirtas mūsų projektas, mūsų tyrimai. Tai jeigu dar trumpai apie patį projektą, tai buvo Lietuvos mokslo tarybos finansuotas, remtas projektas. Mokslininkų grupių iniciatyva rengiamų tyrimų kryptis. Ir šiame projekte mes, kai susitikom prieš metus rengiant konferenciją apie mistinę patirtį su Živilė, tai paaiškėjo tada, kad mes užsiimam tais pačiais tyrimais, tais pačiais dalykais ir tai buvo labai smagu. Nes iš tiesų, tokiu praktiniu aspektu religinę patirtį tyrinėja Lietuvoje netiek jau daug žmonių, ypač neordinarinę religinę patirtį. Tai, kad būtų labai, jeigu trumpai, kad būtų aišku, apie ką mes čia kalbame, tai ir yra tos visos neįprastos religinės patirtis, su religiniais turiniais susiję sapnai, Dievo pajautimas, santykio su Dievu pajautimas, mistinė patirtis, pranašystės patirtis, įvairios vizijos, religinio pobūdžio, kiti pojūčiai. Žodžiu, visa tai, kas išeina už ribų įprasto pamaldumo arba intelektualaus apmąstymo Dievo. Lietuvoje bent man asmeniškai neteko dar matyti panašios studijos. Ir įdomiausia man yra tai, kad šios 3 docentės, taigi Agnė, Živilė ir Vida, jūs atstovaujate 3 skirtingas mokslo sritis. Agnė Budriūnaitė yra filosofijos katedros docentė, Živilė Advilonienė, edukologijos ir socialinio darbo. Vida Daugirdienė, kurios nėra čia dabar studijoje, kalba apie šį reiškinį iš teologinės perspektyvos. Ir turbūt pirmoji dalis, teorinė dalis, konceptualioji dalis, Agnė, tavo pačios atlikta, padeda pamatus šio reiškinio, neordinarinių religinių patirčių sampratai. Ir turbūt reikėtų plačiau apie šią dalį. Paskui galėsime pereiti prie bent jau tos paskutiniosios dalies, kur kalbame apie Lietuvoje vykstančias neordinarinės religinės patirtis. Tačiau vis dėlto, pavyzdžiui, man asmeniškai irgi buvo įdomu pamatyti, kad labai daug kalbama apie mistikus ir mistinės patirtis. Ir iškart kilo klausimas, ar tai yra tas pats mistinė patirtis ir neordinarinė religinė patirtis. Agne, tiesiog, ką klausytojai galėtų per kelias dabar čia minutės suprasti apie šią teoretinę dalį šio darbo? Kai aš tik pradėjau savo tyrimus, tai iš tiesų man irgi tai skambėjo tarsi sinonimai, kad
Mistinė patirtis tai yra bet kokia neįprasta patirtis, bet kai aš pradėjau labiau gilintis tiek į pačių mistikų tekstus, tiek į šiuolaikinius tyrinėjimus mistinės patirties ir apskritai religinės patirties, supratau, kad iš tiesų yra labai daug atspalvių tų neįprastų religinių patirčių ir mistinė patirtis yra labiausiai ribinė. Tiesiog pati neįprasčiausia. Jeigu jau kalbam apie neįprastas, neordinarinės religinės patirtis, tai mistinė patirtis yra pati neįprasčiausia. Ir dėl to jinai ir buvo pasirinkta kaip autentiškiausia neordinarinė patirtis, kurią tyrinėjant galima geriausiai suprasti ir visas kitas neordinarinės patirtis. Nes, ir vėlgi, net ir apie mistinę patirtį kalbant, viskas priklauso nuo tyrinėtojo pirminės nuostatos, nes yra netaip mažai tyrinėtojų mokslininkų, kurie tyrinėja religinės patirtis grinai į tą žmogiškąją pusę. Tai yra, atlieka socialinius tyrimus, sociologinius, netgi smegenų veiklos tyrimus ir panašiai, bet atsiriboja nuo religinio aspekto. Tai yra, tą religinį aspektą supranta tiesiog kaip žmogaus sąmonės produktą, o ne kaip Dievo veikimą. Kita dalis mokslininkų tyrinėja vėlgi ar tai tekstus, ar pačius pasireiškimus tos patirties, ar jos aprašymus, bet pripažįsta, kad svarbiausias aspektas yra būtent tas Dievo poveikis. Ir iš karto dar prieš savo tyrimus jau suvokia, kad visko iki galo ištirti neįmanoma. Tai nuo tos pirminės nuostatos priklauso ir po to jų gaunamos išvados, nes tiek ir mistinė patirtis yra suprantama labai įvairiai, tiek ir religinė patirtis suprantama įvairiai ir tas, mano manimo, ta pirminė nuostata, ar žmogus tiki, kad yra anapusinė tikrovė, absoliutas Dievas, kad ir kaip jį bevadintų, ar atsiriboja nuo tos anapusinės tikrovės. Tai ir nežinau, aš čia, tiesiog tos medžiagos tiek daug, kad per kelias minutės klausytojams papasakoti, ko gero, nepavyks, bet ką dar būtų galima pažymėti, tai kad mano manimu ir kokias aš išvadas priejau šitą darbą dirbdama šitame tyrime, kad mistinė patirtimi verta vadinti tas patirtis, kuriuose nebelieka jokių pavadinimų, jokių konkretybių, jokių turinių, nei vaizdinių, nei garsų. Tai yra tas grinosios sąmonės potyris, kai sąmonė lieka blaivi, žmogus vis dar suvokia, tačiau nebelieka jokių sąmonės turinių. Ir būtent tokias mistinės patirtis galime aptikti įvairiose kultūrose, įvairiose religijose. O visos kitos patirtis, tai visi įvairūs audiovizualiniai potyriai, ar sapnai, ar pranašystės patirtis, tai yra jau, sakykime, taip pat neordinarinė religinė patirtis, bet aš nebūčiau linkus jau priskirti prie mistinės patirties. Živilė, paskutinė šios mokslo studijos dalis vadinasi neordinarinės religinės patirties raiškos Lietuvoje ypatumai. Labai įdomus pavadinimas, man iš karto kyla klausimas, kuo ta religinė patirtis arba religinės patirtis yra Lietuvoje ypatingos ar neypatingos. Ką atradai tyrinėdama? Iš tikrųjų, tai, ką teko atlikti tyrimo metu ir tai, ką pavyko gauti tyrimo metu, kokius rezultatus mes gavome, nebuvo kažkas labai tokio naujo ir netikėto, apie ką nebūtų minėjusi Agnė, apie ką nebūtų tekę paskaityti iš tikrųjų tiek kitų šalių tyrinėtojų darbuose, tiek ir teoriniuose tyrimuose. Bet ką labiausiai teko pastebėti, tai buvo kelios tokios ypatingos patirtys, iš tikrųjų, kada žmonės dalinosi sapnais, religinio turinio, religinio pobūdžio sapnais, vizijomis. Keletą turėjome tyriamųjų, kurie savo gyvenimo patirtyje yra išgyvenę klinikinės mirties potyrį. Jis nebuvo tiesiogiai susijęs su religinė patirtimi, bet iš tikrųjų atvedė prie religinių dalykų. Ir be jokios abejonės dar, sakykime, buvo tokių atvejų, kad buvo minima apie įvykius, kuriuos patys tyrėmėjai įvardino kaip stebuklus, kurie iš esmės pakeitė jų gyvenimus. Tai galbūt tie ir ypatumai buvo tokie, kad
mes iš tikrųjų išskyrėme va tas pagrindinės patirtis, kurias aš minėjau ir ko gero labiausiai turbūt tas skiriamasis bruožas buvo, kad tie žmonės, kurie su tuo yra susidūrę vienaip ar kitaip savo gyvenime, jie tai vertina kaip vieną iš kulminacinių savo gyvenimo momentų, kaip vieną esminių savo religinės patirties elementų, kurie iš tikrųjų pakeitė ir santykiai su Dievu, santykiai su kitais žmonėmis. Be jokios abejonės leido suprasti geriau save kaip asmenį, kaip žmogų, kaip Dievo kūrinį ir kartu padėjo spręsti tas problemas, su kuriomis jie susidurdavo savo gyvenime prieš tą potyrį. Taigi, mėly klausytojai, primenu, jog jūs girdite laidą Akademija. Šioje laidoje pristatome naują mokslo studiją neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje. Trumpa muzikinė pertraukėlė, netrukus vėl būsime eteryje. Štai mes ir vėl eteryje. Primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje pristatome naują mokslo studiją neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje. 2 iš 3 šios studijos autorių yra su mumis dabar šioje laidoje. Tai docentė Agnė Budriūnaitė ir docentė Živilė Advilonienė. Taigi, šiek tiek jau pakalbėjome apie bendrąją šio veikalo kryptį ir temą. Na ir manau, ne vienam klausytojui gal kyla klausimas neordinarinė religinė patirtis, o kaipgi apskritai galima ją tyrinėti? Ar galima apie ją kalbėti kaip apie tikrą dalyką? Na, gal Marijos radijo klausytojams nekyla tokie klausimai, bet nemažai žmonių sako, jūs kalbate čia apie iliuzijas, neapčiuopiamus dalykus, labai subjektyvius, nieko konkretaus apie tai negalim pasakyti, tai svajonių ir miražų karalystė. Ką atsakytumėt? Na, galbūt aš pirma, tai visų pirma, visada kyla klausimas, tai čia tiek patiems žmonėms išgyvenantiem patirtis įvairias, tiek tyrinėtojam, ar tai yra tikra. Na, va, tas autentiškumo klausimas, ar tai, ką aš išgyvenu, arba ar tai, apie ką man pasakojama, ar tai yra tikra, ar tai yra iliuzija. Ar tai yra, na, galbūt kažkoks poveikis, bet vėlgi šitas klausimas religinėje srityje dažniausiai lieka neatsakytas. Ir gali būti, kad tai ir yra priežastis, na, apie tai galėtų pasakyti daugiau Vida, kodėl yra taip griežtai atsiribojama bažnyčios dokumentuose nuo įvairiausių patirčių ir potyrių. Tai yra, na, vat, nuo jų priskirimo kažkokiam autentiškam apreiškimui. Todėl, kad, na, nėra eksperto, kuris galėtų iš šalies pažiūrėjęs patikrinti ir vat, pasakyti, kad tai yra tikra, tai yra netikra. Netgi paprastais kažkokiais klausimais, nesakykime, kaip dabar galima pasakyti iš šono pažiūrėjus, ar žmogus iš tiesų myli, ar ne iš tiesų. Na, tai yra tokie neapčiuopiami dalykai, to labiau, kai tai yra susijęs su religiniais turiniais. Iš kitos pusės, na, kaip jau aš minėjau, tie dviejopas tas tyrinėjimo pobūdis atsiskleidžia ir pačiuose metoduose netgi tyrinėjimo. Tai yra
Na, jeigu tyrinėtojai orientuojasi į tą žmogiškąją patirties pusę, žmogiškąją aspektą, tai ir tyrinėja, kas su žmogumi vyksta. Tai yra bando dirbtinai sukelti potyrį. Na, ar mes jį galim vadinti mistiniu ar ne, tai yra kitas klausimas, bet na, bando sukelti va tokį neordinarinį potyrį arba stebėti, kaip jisai kyla. Na ir tai buvo bandymai įvairiausi ir su psichotropinė medžiagom, su elektros impulsais. Vėliau, kai buvo uždrausti kai kurie iš tokių bandymų, tai tuomet buvo bandoma tiesiog pasitelkus vienuolius, tiek karmelitės vienuolės, tiek dzenbudistus vienuolius ir vienuolės, matuoti jų smegenų veiklą, tiesiog smegenų bangas išmatuoti. Ir na, tas nieko iš esmės neatskleidė, tiesiog parodė, kad galima užfiksuoti tai, kas vyksta žmogaus smegenyse. Bet apie patį potyrio ar patirties turinį, objektą, tai nieko negali pasakyti tokie tyrimai. Kita pusė tyrinėtojų, na, jie daugiau bando įsigilinti į bendrą kultūrinį visą kontekstą, tai yra žiūri, kaip siejasi potyriai su bendra tradicija. Ir vėlgi, na, yra tokių, kurie teigia, kad nėra kažkokio gryno potyrio, jisai visą laiką yra sukonstruotas, suformuotas tradicijos, tai yra neįmanomas potyris, na, tarsi iš kitos tradicijos ateinantis. Bet tai neatsako į klausimą, kaip vyksta atsivertimai, kai žmogus nepriklauso jokiai tradicijai ir vis dėlto, na, išgyvena religinį potyrį arba pereina iš vienos tradicijos į kitą vėlgi dėl kažkokio labai konkretaus religinio potyrio. Ir yra tyrinėtojų dalis, kurie, na, kaip jau sakiau, jie iš anksto supranta, kad ištirti neįmanoma kai kurių dalykų ir tuomet, na, tyrinėja labiau, kaip tas potyris veikia žmogų vėliau, kaip jisai atsiskleidžia. Ir būtent tame atsiskleidime kasdienybėje, kaip tas poveikia kasdienybėje, ir mato galimybę patikrinti autentiškumą potyrio, ar jis buvo tikras ar ne. Tai yra, na, paprastai sakant, na, jeigu vėlgi prisimenant meilę, tai meilė įgyventinama darbais. Tai vat, jeigu tai atsiskleidžia kasdienybėje, vadinasi, tai buvo tikra. Jeigu neatsiskleidžia kasdienybėje arba po kelių metų viskas vėl grįžta ten, kur buvo, vadinasi, tai nebuvo tikra. Na, o apie pačius tyrimus jau panašiai ir mes tokius darėme, tai čia jau Živilė daugiau galėtų pasakyti. Tai iš tikrųjų aš ir galiu pasidalinti tą pačią patirtimį, kurią ką tik minėjo Agnė, kad tai, ką mes pastebėjome savo tyrimų metu, žmonių gyvenime turėjo labai esminius pokyčius. Tiesiog, kada kalbama buvo apie savo religinę patirtį, žmonių nebuvo tiesiogiai klausima, ką jie išgyveno nepaprasto, neįprasto. Tiesiog patys pradėdavo apie tai kalbėti, pasakodami apie savo tikėjimo istoriją. Ir iš tikrųjų, kada būdavo paklausima, ką jūs tuo metu jautėte, kokį poveikį tai turėjo jūsų gyvenimui, visuomet nevienareikšmiškai buvo pasakyta, kad tai buvo esminis pokytis gyvenime, kurio pasiekoje pasikeitė santykis su Dievu, kaip aš jau ir minėjau, pasikeitė santykis su kitais žmonėmis, buvo įveiktos baimės, nerimas, skausmas vidinis, sutvirtėta savo asmenyje, psichologiškai, emociškai ir be jokios abejonės tai visiškai pakeitė religinius dalykus, religinę praktiką, tarkim maldos patirtį, santykį bendravimą su pačiu Dievu ir tiesiog Dievo kaip asmens priėmimą. Buvo viena situacija, kada žmogus nebuvo, tiesiog neįvardino savo priklausomybės jokiai religiniai konfesijai, jokiai religiniai tradicijai, bet jo pasakojime buvo labai aiškiai jaučiama, kad tas potyris, kurį teko patirti, kėlė daugybę religinio turinio klausimų. Ir be jokios abejonės buvo gautas atsakymas į tai, kad Dievas iš tikrųjų yra. Kaip jį galima galbūt įvardinti buvo sunku, nes nebuvo priskirta savęs, žmogus nepriskyrė savęs jokiai religiniai tradicijai, bet tas poreikis ieškoti to atsakymo, kas tai yra ir galbūt klausimas į tai, ar nereikėtų susitapatinti savo, vėlgi prie kažkokios tai religinės tradicijos prisijungti ir išpažinti tam tikrą tikėjimą, tas klausimas kilo. Kitas dalykas, vėlgi, ką teko pastebėti, vėl ką Agnė minėjo,
Jeigu mes kalbame apie tai, kad pasikeitė žmogaus gyvenimas, mes galime kalbėti, kad tai iš tikrųjų buvo tikra. Nes pats sociologinis tyrimas ar psichologinis, ar tai, ką minėjo Agnė apie mokslininkų visokius stebėjimus, jis nepasakys, ar tai yra tikra ar ne. Mes negalime užfiksuoti momento, kada prasidėjo kažkoks potyris arba pojūtis arba kažkas panašaus. Mes negalime to stebėti iš šalies, nebent būtų kažkoks atsitiktinis sutapimas, bet šiaip tikrai to negalėtume pastebėti ir empiriškai užfiksuoti. Tiesiog tai, kaip keičia žmogaus gyvenimą, jo santykiai su kitais, santykiai su anapusinė realybė, mes tada galime kalbėti, kad tai buvo tikri dalykai. Na, gaila, studijoje dabar nėra kolegės Vidos. Aš daug girdžiu dabar tokių, tikrai nepaprastai gerų neordinarinės religinės patirties vaisių. Mes kalbam apie pakeistą gyvenimą, apie tokią tikresnę Dievo ir pasaulio patirtį. Ir aišku, norisi paklausti, ar galima klausytojams palinkėti neordinarinių religinių patirčių, nes manau, ne vienas dabar klausydamas gal net ir galvoja, o mano gyvenime, kaip aš norėčiau daugiau neordinarinių religinių patirčių, arba aš niekad to nesu patyręs, nežinau, gal net taip yra. Ir vis dėlto bažnyčia gana atsargiai žvelgia tas neordinarinės patirtis. Ką jūs pasakytumėt mūsų klausytojams dabar, kai kurie patyrė, kai kurie nepatyrė, ar linkėtumėt neordinarinių religinių patirčių? Aš manau, kad tai ne tas dalykas, kurio reikėtų kažkaip linkėti arba nuo kurio reikėtų saugotis. Tiesiog, kadangi tai, mano giliu įsitikinimu, tai priklauso ne nuo mūsų, vadinasi, tą belieka priimti, kai ateina, lygiai taip pat kaip ir paprastas patirtis, ir ką kalba ir mistikai, ir tie žmonės, su kuriais man teko kalbėtis apie jų neordinarinės patirtis, kad jos nėra kažkokios tokios, jeigu patiri kažką ir paskui nešiojasi tarsi emblemą ant savęs užsilipinės arba kažkokį gražų papuošalą, tai nėra tikra. Kad iš tiesų kiekviena, ta neordinarinė patirtis, ypač jeigu kalbam apie mistinę patirtį, jos stebuklas ir yra tame, kad visa kasdienybė pasidaro nepaprasta ir nuostabi ir šventa. Vadinasi, kiekviena patirtis yra lygiai taip pat vertinga ir viskas priklauso nuo to, kokiamis akimis mes į ją žiūrim ir kokią širdimi išgyvenam. O ne tai, kaip... aš suprantu, ką tu, Benai, sakei, ir iš tiesų pati esu tą kažkada pajutusi, kad žmonės mato auras, žmonės regi sapnus ir girdi kažkokius balsus ir kaip tai turėtų būti nuostabu, bet tai yra iš tiesų, toksai... Teresė Avilietė sakė, kad tai yra, baisu ir meldė Dievo, kad iš jos, paimtų tas dovanas ir tas patirtis, kurias jinai gauna. Bet iš tiesų tai yra, toksai noras tarsi pažiūrėti gražų filmą arba paragauti kažkokio egzotiško vaisiaus, kažko tokio, ko dar nesi patyręs. Ir tai nieko bendro neturi su tuo giliuoju tikėjimu, apie kurį kalba neordinarinės patirtis. Religinėse tradicijoje juk gausų perspėjimų prieš bet kokį mėginimą simuliuoti, dirbtinai imituoti, vaizduoti tas patirtis, mėginti jas sužadinti ir netgi, gal taip nebūtinai jau taip universaliai, bet nemažai tikrai perspėjimų, kad negalima jų ir ieškoti, nes ieškoma kitų dalykų, ar ne? Bet vis dėlto tokį tyrimą atlikus jum pačiom, tai turėjo būti nuotykis. Aišku, dabar aš neklausiu jūsų apie jūsų asmeninės neordinarinės religinės patirtis, bet manau, kad neįmanoma kalbėti apie tokius dalykus, nežinant apie ką kalbi, bet gal truputį apie tą jūsų asmeninį nuotykį. Ar nutiko kažkas? Ne tai, kad jūs pamatėte angelą, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra ir vidinė kelionė tyrinėti tokius dalykus. Kokį nuotykį patyrėte? Iš tikrųjų, aš pati turbūt gal nelabai galėčiau pasidalinti kažkuo labai tokio ypatingu ir panašiais dalykais, bet tikrai savo gyvenime turėjau vieną tokį atvejį, kada tikrai pajutau labai stipriai Dievo buvimą greta ir tiesiog, nežinau, ta situacija, kuri buvo ištikusi mūsų visą šeimą. Mes tuomet važiavome prieš tiesiog metus, antrą Kalėdų dieną į šventas mišias ir tiesiog buvo be galo grėsminga situacija, po kurios mes galėjome likti arba labai sužaloti, arba tiesiog nukeliauti į anapusinį gyvenimą.
Bet buvo tokia situacija, kad mes tiesiog jautėme, kaip mūsų mašina labai gražiai tarsi nusodino ant visų 4 ratų ant debesų. Mes nebuvome visiškai sužaloti, mašina absoliučiai nieko nenukentėjo ir mes visi 4 tada sakėm, ačiū Dieve už tą stebuklą. Ir iš tikrųjų nuo to paties momento tas lydėjimas, tas nuolatinis buvimas Dievo artumoje, tiesiog jaučiu, kad jis yra dabar. Ir tas tyrimas, kurį, sakau, atsitiktinumų nebūna, mes su Agne visiškai atsitiktinai susipažinome ir tikrai vėl tą galima priimti kaip Dievo stebuklą, kaip Dievo vedimą, vėlgi tam tikrą linkmę. Ir visas šitas tyrimas, kuriame teko dalyvauti ir kalbėti apie žmonių patirtis, irgi buvo iš tikrųjų didžiulis nuotykis. Tai, kad tu įvardinai. Nuotykis ta prasme, kad buvo galima tiesiogiai prisiliesti prie žmogaus širdies, prie žmogaus išgyvenimų, prie žmogaus patirties. Ir kas labiausiai stebino, galbūt ir džiugino kartu, tai, kad tie žmonės, kurie yra patyrę šitas patirtis, jie visiškai jų nesureikšmino tiksliau savęs, kaip labai ypatingo asmens, kuris aš čia galbūt kažką labai patyriau, ypatingo ir kiti tai jau čia galbūt kažko tai nepatyrė, gal jau yra menkesni už mane. Priešingai, visi priėmė tai kaip Dievo dovaną, kaip Dievo malonę, kurią tiesiog pats Dievas tau atsiunčia. Ir visiškai nebuvo linkę girtis tuo ir dalintis visiems ir skelbti visam pasauliui. Vienintelė buvo išimtis viena moteris, kuri tiesiog studijuoja teologiją ir kadangi šiuo metu studijuoja dvasingumo teologiją, tiesiog išgirdo pasakojimą apie tai, kad reikia tą patirtimi dalintis, reikia liudyti tiesiog. Ir ji dabar tiesiog pradėjo kalbėti apie tai. Skleisti tą Dievo žodį, bet vėlgi visiškai nesureikšmindama savęs, nesureikšmindama savo patirties, bet primdama nuolankumo būseną. Tai ko gero tas labiausiai ir stebino, ir džiugino, ir kartu suteikė iš tikrųjų tokios labai geros patirties. Jeigu apie asmeninės patirtis, tai iš tikrųjų sunku kažką atsekti savo gyvenime tokio stebuklingo, kad tai būtų kažkoks atsivertimas ar kažkas tai panašaus. Iš kitos pusės, net ir atsekus kažkokį tai potyrį, jį labai sunku įvardinti. Tai tas man visiškai suprantama, kodėl žmonės paskui įvardina įvairiausiais tokiais labai jutimiškais žodžiais, kad pajutau skonį, pajutau garsą, nors iš karto suprantama, kad tas garsas netoks kaip beldimas į duris, sakykime. Beldimas į širdį yra kažkas visai kito, bet jo tiesiog neįmanoma niekaip nusakyti. Ir dabar čia sėdėdama prisiminiau vieną sapną, kuris toksai buvo, galima jį priskirti prie tokių, jau kurie ypatingesnių. Tiesiog gal dėl to, kad aš religinio turinio sapnų labai retai jau sapnuoju. Ir kai man reikėjo apsispręsti ir aš nebuvau tikra, ar aš teisingai elgiuosi ar ne, ir tai buvo iš tikrųjų toksai ir su tikėjimu susijęs dalykas, aš labai daug meldžiausi, kad Dievas mane nukreiptų, kaip aš turiu pasirinkti, ar į vieną pusę, ar į kitą pusę. Ir vakare prieš tą pasirinkimą dar meldžiausi, paskui sapnavau, kad tiesiog, sapnavau, buvo sapne ir Dievas tėvas, maždaug kaip aš jau jį įvardinau atsibudusi, bet esminė sapno dalis buvo, kad mes einame drauge su Kristumi ir nešame didžiulę senamiesčio akmeninę sieną. Tokia didžiulė siena iš akmenų ir mes einam drauge ir nešam tą sieną ant pečių, o ant sienos dar man regis balandėliai, jau vėlgi ką galima interpretuoti kaip šventąją dvasią, bet man didžiausia nuostaba buvo tame, kad tai nebuvo nei kažkokio nei pakylėjimo, nei kažkokio susijaudinimo, nei baimės, tiesiog ėjome kartu. Ir man tai ir buvo vėlgi kažkas panašaus, kaip Živilė sakė, tai buvimas Dievo artumoje ir tai, kad, išoriškai tai atrodo galbūt labai sunku, bet, tai tiesiog yra paprasta. Tai jeigu jau prisiminus tokį kažkokį, o kalbant apie šitą tyrimą, tai, be abejo, tai buvo net ir tų tekstų skaitimas labai daug duoda, jau nekalbant apie tai, kai kalbėsi su gyvais žmonėmis. Ir, tie žmonės iš tiesų
daugiau, mum duoda daugiau mum pačiom, kaip tyrėjom, kaip pokalbio dalyviam, negu kad mūsų tyrimui, mum kaip mokslininkėm. Ir aš tą sakiau visiems žmonėms, su kuo aš kalbėjusi, sakiau, nežinau, kas iš to bus, nežinau, ar iš to iš viskas nors bus, bet aš gausiu labai daug ir už tai iš anksto ačiū. Taip kad, iš tiesų dėkinga esu visiems tiem žmonėm ir vėlgi net ir tos patirties, kurią išgyvenau su jais bendraudama, net ir tą labai sunku įvardinti. Tai yra anapo žodžių ta patirtis. Na, mūsų laida jau priartėjo prie pabaigos, kur klausytojai galėtų įsigyti jūsų mokslo studija, net, tai baisu vadinti mokslo studija, nes tikrai tai labai gaivi mokslo studija, ji suprantama, ji įdomi. Iš tiesų įsigyti jos neįmanoma, kadangi tai yra projekto leidinys, tai jisai buvo išsiuntinėtas bibliotekoms ir buvo išdalinta dar per pristatymą leidinio. O šiaip yra elektroninė versija, elektroninė knyga, kuri Vytauto didžiojo universiteto bibliotekoje yra prieinama ir aš manau, kad ir iš kitų miestų taipogi yra įmanoma prisijungti. Nežinau, neturiu patirties su elektroniniam knygom, bet tai tikrai yra įmanoma ją paskaityti elektroninėje erdvėje. Ir rasti bibliotekose. Taip, pagrindinėse bibliotekose jinai turėtų būti. Taigi, mėly klausytojai, manau, turėjome kartu visi nepaprastai įdomią laidą. Kaip mistikai sako, mistinė patirtis atveria, jog didžiausias neordinarumas pasirodo ordinariausiuose kasdieniniuose dalykuose ir dažnai neordinarios religinės patirties viršūnė, tartum atsidūrimas kalno viršūnėje, atveda atgal į tėvynę, į papėdę, į gyvenimą, kurį ir aš, ir tu, mielas klausytojau, dabar gyveni, su mumis eina Jėzus, nešame tą sieną visi kartu. Taigi, linkime jum gero įėjimo su Jėzumi, sienos nešimo. Ačiū labai mano pašnekovėms, docentei daktarė Agniai Budriūnaitei, docentei daktarė Živilė Dvilonienei. Mes kalbėjome apie mokslo studiją, naują mokslo leidinį, neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje. Laidos vedėjas buvo Benas Ulevičius, ir linkime jums sėkmės, likite su Marijos radiju, likite su Dievu. Sudie.